Šis plėšrūnas pranašiausias Arktyje. Nepaisant to, ledo lokiui iškilo grėsmė. Tai pavojingas ir galingas priešas, su kokiu jis dar nebuvo susirėmęs. Kliūčių ruožas, kokio Arktis jam dar nebuvo metusi. Ar milijonus metų ant ledo karaliavęs baltasis lokys sutiko saulygų varžovą? Ledo lokys. Arkties ledas saugo paslaptį. Nors atrodo nykus ir skurdus, čia knibžda gyvybė. Tereikia paieškoti. Kad ištemptų metus, ledo lokiui reikia suėsti 40 ruonių. Jam pakaktų dar vieno. Pavasaris eina į pabaigą. Jei šio nepagaus, plėšrūnas gali neišgyventi. Tai gali reikšti, kad lokiui galas. Be ledo jis ruonių nepastvers. O ledas jau nyksta akyse. Birželio pabaiga. Prieš kelias kartas ledo lokys ruonių normai pasiekti turėdavo dar mėnesį. Bet šiais metais jo pasaulis traukiasi anksti. Lokys neturi pasirinkimo. Jam teks nerti į naują pavojų pasaulį. Ledo lokiui 3. Vertinant baltųjų lokių amžių, jis tebėra paauglys. Dabar jam trūks plyš, reikia nusikapstyti į krantą. Beveik už 500 sekinančių kilometrų. Jis jau yra ten plaukęs vedant motinai. Bet dabar liko vienas, o ši vasara bus viena ilgiausių ir žiauriausių istorijoje. Jis yra vienas iš 2000 Kanados Hudsono įlankoje gyvenančių lokių. Kiekvienais metais, tirpstant ledui, daliai jų tenka trauktis į pietus. Pirmiausiai pakeliui įsibarsčiusias salas, o paskui į žemyninę dalį. Ledo lokys su savo bendruomenė įsikūręs piečiau nei visi kiti planetos baltieji lokiai. Šis būrys vienintelis jau kartų kartas priverstas visą vasarą išgyventi be ledo. Jei pasaulis šils ir toliau, tokių kaip jis gausės. Taip ištremti ir kautis už išlikimą gali būti priversti visos planetos baltieji lokiai.
Visoje Hudsono įlankoje vasarviečių dairosi jūrų žinduoliai. Jūrų vėpliai, gundantis riebalų šaltinis. Ledo lokys kvapą suuodžia beveik kilometro spinduliu. Gal tai vienkartinė galimybė atsigriebti už aną pasprukusį ruonį prieš ištirpstant ledui. Jūrų vėplio uoslė taip pat jautri. Motinos suklūsta. Ledo lokys kėsinasi į vandens galiūną, toną ilčių ir bėdos. Pribloškiama akistata. Retai kada matomas reginys. Pirmą kartą likti vienam šiurpu. Vienas iš 5 paauglių lokių žūsta. Kad įsiverstų, lokiukai visą gyvenimą turi daryti taip, kaip mokė motina. Patinėlis ir patelė. Ir nei tas, nei anas nelabai prikaupęs riebalų energijai bei šilumai. Mažyliai neatsiplėšia nuo motinos, mėgdžiodami kiekvieną jos judesį. Pirmus porą metų jaunikliai visiškai priklausomi nuo motinos. Šie tebežinda, jai reikia susirasti ėdesio sau, kitaip atžalos neištems. Ta plika uola tėra tarpinė stotelė. Tačiau jos kvapas visam laikui įsirėžia į lokiukų atmintį. Tai ledo lokį pirmyn ir varo. Atmintis jį atvedė į tas pačias salas. Ką jis uodė? Storasnapius narūnėlius. Jų riba tarp dangaus ir vandenyno įsitrynusi. Šiuo metų laiku sužydėjęs planktonas traukia silkes ir krevetes, tad narūnėliai puotauja. Grobį užuodžia ir lokys. Tik plėšrūną nuo jo skiria 200 metrų.
Tokiam iššūkiui nesiryžtų joks suaugęs lokys. Nebent vilties netekęs paauglys. Narūnėlių kolonijos susibūrė ant stačių skardžių, kad nepasiektų plėšrūnai. Ant atbrailų vos randi, kur padėti koją. Niekas nesitikė, kad skardžiais ims karstytis baltasis lokys. Tokia elgsena nufilmuota pirmą kartą. Peršasi klausimas, ar tokia rizika ir pastangos apsimoka? Vienam jaunikliui tai neatsipirko. Kaulai ir plunksnos veda prie bado. Ledo lokiui reikia riebalų. Jo vienintelė viltis už 300 kilometrų. Keliauninkui žūtbūt reikia nusirti į žemyninę dalį. Orientyrų, kuriais galėtų vadovautis, nėra. Neįtikėtina, bet jis vis tiek orientuojasi. Dieną pagal saulę. O naktį kompasą atstoja žvaigždės. Pagal jas lokys iš tikrųjų nustato kelionės kryptį. Ir taip naktį po nakties ledo lokys nei miega, nei ėda. Kol po 10 dienų įsiropščia į krantą. Betgi baltieji lokiai sutverti išgyventi ne ant žemės, o ant ledo. Ledo lokys išliktų turbūt nebent per plauką. Iš tiesų, baltasis lokys išsivystė iš sausumos lokio, kaip ir rudasis. Todėl dabar jis priverstas grįžti prie savo šaknų ir prisitaikyti. Medžioti šį keistą grobį, ne ledo, o sausumos gyvūnus, jis neturi priemonių. Be to, lepečkojis nesukurtas kaitrai.
28 laipsniai karščio. Kančia. Pasistiprina bent jau vabzdžiai. Patogiai niekaip neįsitaisysi. Vyresnis patinas čia jau gana ilgai. Jis žino, kad reikia bristi į vandenį. Ledo lokiui teks mokytis gudrybių. Būtent taip jis ir padaro. Baltieji lokiai noriai mokosi. Dabar reikia gyvenimiškos pamokėlės, kad į akis nežvelgtų badas. Tik užkandžiauti yra klaida. Veteranas žino, kad ėsdamas sutrikdytų pakitusią būseną. Siekdamas sulėtinti medžiagų apykaitą, vyresnis patinas kiaurą vasarą pasninkauja. Tokia zombiška būsena vadinama ramybės būklė vaikštant. Jis gyvens iš riebalų sankaupų, o būdravimo valandas praleis pusiau miegodamas. Bet ledo lokys taip neįsisuks. Pakeisti medžiagų apykaitą jis dar per jaunas. Įprastą vasarą įstengs tempti tol, kol išbadės. Viską apsunkina pailgėjusi vasara. Ši patelė jau ant mirties slenksčio. Prieš suaižėjant ledui nelaimėlė suėdė per mažai ruonių. Geria iš nevilties. Jei būtų sveika, skysčiais apsirūpintų degindama riebalus. Deja, riebalų nebeturi. Likimas žiaurus. Taip toli nusigauni vien tam, kad tolimame krante kankintumeisi. Bet sausumą kliaujasi ne visi Hudsono įlankos lokiai. Rugpjūtis, o vandenyje tebedreifuoja atsilikėlis. Čia jis ketina praleisti visą sezoną. Pakeliui išmoko medžioti. Ir susidoroti su jūrų vėpliu.
Vandenyje atsilikėlis jūrų vėpliui neprilygsta, bet būriui galop prireikia pailsėti. Puiki proga užklupti iš pasalų. Dičkiai 4 dienas šlamštė jūrų moliuskus, todėl dabar išvargę. Vienintelio laimikio atsilikėliui pakaktų ištverti kelias dienas. Trečdalį jauniklio kūno sudaro riebalai. Tik mažylius iš visų pusių supa suaugusieji. Dideli pavojingi padarai. Kol šurmuliuoja, jie budrūs. Toks dalykas kaip vienas besikasantis jūrų vėplys neegzistuoja. Būrys kartu šeriasi, kartu ir kasosi. Pagaliau. Dauguma lokių taip nerizikuotų. Bet išalkęs atsilikėlis ilgai nesvarsto. Atsilikėlis prisiartina pavėjui, kad jo nepajustų. Motina instinktyviai metasi ginti atžalos, bet už instinktą stipresnis tik alkis. Atsilikėlis šį būrį sekios visą vasarą, lengvai grobstydamas vėpliukus. Šiais metais migruoti į sausumą jis nesivargins. O kitiems į krantą išmestiesiems pasisekė mažiau. Čia, toli nuo lokių buveinės, mirtis yra gyvenimo realybė. Gali būti, kad jį pražudė sužeidimas arba nuplaukti 100 kilometrų iki šio kranto. Vis tik jo nelaimė gali išgelbėti išbadėjusią patelę. Kanibalizmo baltieji lokiai griebėsi retai,
Bet kai esi priverstas gyventi sausumoje, viskas apvirsta aukštyn kojom. Ant ledo lokė tauri medžiotoja, o dabar doroja saviškio gaišeną. Per 16 metų Hudsono įlankos vakaruose baltųjų lokių sumažėjo net 22%. Patelė iki šio sezono pabaigos galbūt neišgyvens. O motina su lokiukais pagaliau atkeliavo. Tik tokia odisėja ją įsunkė. Ilgoje kelionėje jai teko žindyti palikuonius. Suaugę patinai pereina į ramybės būklę. O jaunikliams reikia, kad motina nemiegotų. O poreikis žysti gali iščiulpti jėgas. Motinai trūks plyš, reikia prasimanyti ėdesio. Ledo lokys pasinaudoja progą. Motinai davus ženklą, nuseka įkandin. Lokė vadovaujasi atmintimi. 3 sekinančios dienos pėsčiomis iki įlankėlės, kurį buvo radusi paėsti. Čia, švarindamiesi, į uolas trinasi baltieji banginiai. Ir nuslūgus potvyniui keli įstringa krante. Pirma užkanda motinai su jaunikliais. Patelė ir patinėlis pradeda atjungti. O kaip geriau juos paskatinti, jei ne taip? Ledo lokys supranta, kad šeimai nevalia kvėpuoti į nugarą. Kelis likučius jam atplukdo potvynis. Užuot kovęsis, jis išmoko tausoti jėgas. Ir apsišarvavęs kantrybę laukia, kad ir išbadėjęs. Pralaukęs kelias savaitės, ledo lokys pagaliau gali pasistiprinti. Mama dar nenusimetė žindymo naštos, o dabar užgriuvo kita. Nuo šiol ją kaip šešėlis sekios ledo lokys. Jam tai gali padėti išvengti mirties gniaužtų. Rugsėjis. Rudenį pajuda gyvūnai. Bet vienas įsikuria ilgam. Dabar krantą pasiekė jau visi čia plaukia baltieji lokiai.
Ant ledo jie būtų gyvenę kas sau. Tolimoje šiaurėje baltųjų lokių keliai susikerta retai. Kitaip nei Hudsono įlankoje. Šiuo metų laiku jie priversti spaustis siaurame pakrantės koridoriuje. Todėl bendrauja. Ledo lokys mokosi toliau. Patinai kaunasi dėl patelių, o šiedu tik praktikuojasi. Lokiukams tai gundanti sporto šaka. Bendravimas išeina į naudą. Kuo daugiau treniruojasi, tuo didesnės galimybės tikroje dvikovoje. Tik kai būna ankšta, stambus patinai gali pulti jauniklius. Lokės mažyliai tebežinda, tad ieškoti bėdos nenuklysta. Deja, bėda seka paskui juos. Šią motiną jau kelias savaitės persekioja ledo lokys. Bandydama jį nuvaryti, tik iššvaistytų energiją. Bet ją eikvoja ir atžalų vedžiojimas į saugesnę vietą. Staiga nutinka kai kas netikėta. Pasitraukia patinėlis. Savarankiškumas tarsi ritualas. Tik ledo lokys gali užpulti. Motina pasiunčia perspėjimą. Vis dėlto patinėlis pajuto tai, kam neatsispiria. Žaisti katę ir pelę prabanga. Atžalos degina iš motinos pieno gautas kalorijas. Tam būtina padėti tašką. Kai kurie paaugliai veda iš kelio, o šis įklampino į dar gilesnį liūną. Išblaškė. Motina nepastebėjo, kai prisiartino mirtinai pavojingas svečias. Vilkas. O ten, kur vienas vilkas, jų gali būti visa gauja. Ledo lokys liko vienas. Pasisekė, kad vienas ir vilkas.
Bet per suirutę ledo lokys iš akių pameta kitus, gyvybiškai svarbų ėdesio šaltinį ir šeimą. Motina traukia toliau. Čia pakrantėje tyko grėsmės. Gal saugiau bus pasislėpus miške? Tremtis lokius stumia gilyn į jiems dar neįprastesnį pasaulį. Ką prisiglaudę miške veikia motinos su jaunikliais, žinoma ne kažin kas. Tad tai tuojau pasikeis. Jie ne medžiotojai, jie biologai. Ginkluoti tik iššaunamais raminamaisiais. Jie tiki, kad Hudsono įlankos lokiai galbūt yra visos rūšies vedliai, pirmūnai šylančiame pasaulyje. Šie lokiai daug laiko praleidžia sausumoje. Jei prie užsitęsusių vasarų neprisitaikys jie, galimybių neturi ir kitos populiacijos. Motinai komanda užsega vaizdo kamerą. Ir, jei atsipeikėjus, pradedamas filmuoti filmas apie išskirtinius namus. Po 2 savaičių kamera nukris ir tyrėjai į aplinką pirmą kartą pažvelgs iš baltojo lokio perspektyvos. O atsiskleidžia įstabus dalykas. Lokiai smaližiai mėgsta uogas. Atrodo nelogiška. Uogos jiems neduoda nei riebalų, nei akivaizdžios maistinės vertės. Be to, uogaudami išeikvoja daug energijos. Gal taip žengiama į praeitį? Sausumos lokiai, pavyzdžiui, rudieji, uogas dievina. Galbūt taip sausumoje apsigyvenę baltieji lokiai skatinami grįžti prie evoliucijos ištakų. Lapkritis. Anksčiau Hudsono įlanka tokiu metu jau būdavo užšalusi. Pirma ledo lokio vasara atskirai turėtų būti praėjusi, bet jis įstrigęs sausumoje. Lokys instinktyviai patraukia į šiaurės vakarus, kur vandenynas užšąla anksčiausiai. O pakeliui matomas sniegas tik erzina. Ir jis ne vienas.
Šiuo metų laiku treniruočių partneriai jau buvo draugiškai susikovę daug sykių. Taip išsiaiškino, kas jiems parankus ir kas pavojingas. Ir kada laikas nešti kudašių. Jei vieną dieną ledo lokiui teks kautis dėl partnerės, jam reikia susirasti savo dydžio treniruočių partnerį. Ėdesio, prieglobsčio ir draugijos vargšas ieško bergždžiai. O dabar metų laikas teškia skaudžiausią antausį. Vienišius žengia dar prieš tūkstantmečius pramintų taku. Prieš pasirodant turistams, kameroms ir prieš taip velniškai prailgstant vasarai. Smalsu ir jam. Apsilanko žmonių zoologijos sode. Verslas klesti. Nuo tada, kai lepečkojai čia dar mėnesių įstrigo, turistų sezonas kaip niekuomet ilgas. Baltųjų lokių ir mūsų pasaulio keliai susikerta vis dažniau. Ir tos akistatos gali baigtis bjauriai. Šuniniai, tokie kaip vilkai, nuo seno yra lokių priešai. Bet šį sykį grėsmė kyla šunų gaujai. Atpėdinančiam lokiui žarna žarną ryja. Ledo lokiui nudobti šunį vieni juokai. Bet vietoj to netikėtas siužeto vingis. Tai, kad lokiui norisi šunų draugijos, yra keistas šių laikų ženklas. Tiek pat keistas, kaip ir tai, kad jam reikia laukti taip vėluojančios žiemos. Galbūt draugija ledo lokį guodžia, bet troškimų neišpildo. Pagaliau ima kviesti ledas. Stojus gruodžiui, krantą talžo bangos.
Hadsono įlankos pakrantėje renkasi išvargusieji. Ledo lokys galop rado bendraamžių saviškių. Jei reikės varžytis dėl patelių, jie turi išmokti imtis, o dabar pasitaikė paskutinė akimirksniu pralėksanti proga. Proga, kurią ledo lokys išnaudoja. Sausumoje užsimezgęs ryšys ir konkurencija jiems gali padėti metų metus atsilaikyti ant ledo. Juodas vandenynas galų gale pabąla. Lokys ištvėrė vieną ilgiausių vasarų istorijoje, beveik 6 mėnesius sausumoje. Režisieriai Adamas Ravečas ir Sara Robertson. Tremtinys parkeliauja namo į vėl palaidotą įlanką. Kitąmet vasara gali užsitęsti kaip niekados. Langas, kai ant ledo galima medžioti ruonius, prisivers dar labiau. Bet kol kas ledo lokys namie.